Kartais žmonės manęs klausia, kodėl nepavyksta pasveikti, kodėl negyja, kodėl lėtai gyja, kodėl nepavyksta išlipti iš savo bėdų, ligų visokiausių. Žinoma, tam yra daug priežasčių, bet viena klaida, kurią žmonės daro, tai kalba apie savo ligas ir skausmus su visais. Kaimynais, draugiam, draugais, tolimais giminaičiais. Visas kaimas žino. O kai visas kaimas žino apie jūsų ligas, kiekvieną kartą, kai jūs einat, jūs mato žmonės ir ieško tų ligų ženklų, jų požymių. Oi, nekelk, taugi išvarža. Oi, tu neskubėk, tau juk širdis. Oi, nepasitemk, ten juk tau plaučiai. Arba nevalgyk per daug, taugi skrandis. Mes ištransliuodami žinutę apie savo ligas, sustiprinam ją. Ir tada kitas dalykas, žmogus mato, kaip į jį žiūri, kaip į ligotą. Ir net jeigu jisai bando sveikti, kiti jo vis klausinėjo, o tai kaip tau tas, ar pagerėjo, ar nepagerėjo, tai reikia dar atsimušinėti. Šnekėti apie ligas reikia su savo gydytojais, specialistais, žinoma artimaisiais, glaustai, aiškiai, ieškant išeičių, bet nereikėtų tuščia žodžiauti, nereikėtų piknaudžiauti, sakykime, tą žinutę apie savo negalavimus.